Įsitaisykite patogiai. Atsipalaiduokite. Nuraminkite savo mintis ir jausmus. Pradėkite kvėpuoti giliai, ramiai, sunktų kvėpavimu, nesulaikydami oro tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Įkvėpimas ir iškvėpimas turi būti tokio pat intensyvumo ir ilgumo ir eiti tolygiai, kaip atplaukiančios ir nuplaukiančios jūros bangos. Sukoncentruokite dėmesį į savo kvėpavimą. Sekite jį mintimis. Leiskite jam atpalaiduoti visą jūsų kūną. Pasakykite savo mintise. Pilnai atpalaiduoju pėdas, blauzdas, šlaunis, dubenį ir pilvą. Atpalaiduoju nugarą, pečius, rankas, kaklą ir galvą. Atpalaiduoju žandikaulį ir visus veido raumenis. Tuomet sakykite savo: mano protas yra visiškai ramus. Visus rūpesčius, mintis ir jausmus kuriam laikui nustumiu į šalį ir visiškai apie juos pamirštu. Šiuo metu esu ramybės ir harmonijos būsenoje. Mano pasąmonė yra atvira ir į ją lyg gerai išpurenta dirva gulasi visos mano pozityvios mintys ir programos, kurios akimirksniu duoda nuostabius vaisius. Sukoncentruokite dėmesį į savo širdies centrą. Pajauskite, kaip jame pulsuoja gyvybinė energija, kaip vibruoja raminančios žalios spalvos bangos, sklisdamos po visą kūną, sulig kiekvienu jūsų širdies plakimu. Įsivaizduokite, kad esate savo širdies centre. Ten, kur yra ramu, saugu ir gera. Pabūkite kurį laiką su šiuo jausmu, įkvėpdami ir vėl iškvėpdami. Dabar įsivaizduokite, kad jūsų širdies centro erdvė virsta pačia gražiausia, jaukiausia ir saugiausia vieta gamtoje, kurioje šiuo metu norėtumėte atsirasti. Galbūt tai bus vieta iš jūsų atsiminimų, kurioje jau kažkada buvote. Galbūt vieta iš jūsų sapno ar iš kitų žmonių pasakojimų. O gal tai bus vaizdas iš matyto grožinio ar dokumentinio filmo apie gamtą. Arba tiesiog jūsų vaizduotės sukurta nuostabi vieta gamtoje. Svarbiausia, kad joje jums būtų jauku, saugu ir labai gera. Vieniems tokia vieta galbūt bus žydintis sodas ar saulėtas pušų kvapą prisotintas miškas, raminantis savo ošimu.
kitiems pilna gėlių pieva, po kurią taip gera vaikščioti. Kažkam gal raminantis pajūrys, kur bangos glosto pėdas, ar kalnų viršūnė, ant kurios stovint tiesiog užgniaužia kvapą. Galbūt jūsų svajonių vieta yra oloje, kur tyvuliuoja paslaptingas mėlynas ežeras. Arba tarp debesų, kur gyvena tik paukščiai ir fėjos. Pritraukite vaizduotėje tą vaizdą dar arčiau, kad galėtumėte gerai išvelgti visas šios nuostabios vietos gamtoje detalės. Koks šiuo metu ten yra oras? Koks paros metas? Kokie augalai ten auga? Ar ten yra gyvūnų? Visai nesvarbu, kaip ta vieta atrodo. Kad ir ką sukūrė jūsų vaizduotė, tai yra tinkamiausia jums šiuo metu. Svarbiausia, kad šioje vietoje jaučiatės gerai, nes tai jūsų jėgos ir vidinės harmonijos vieta. Pajauskite, kaip žemė joje sugeria visas pasenusias energetinės programas, su kuriomis čia atkeliavote. Kaip jis sulig kiekvienu jūsų iškvėpimu, oro gūsiu, sugeria ir neutralizuoja jūsų nuovargį, nuoskaudas, nerimą ir abejonės. Lai visa, kas jūs apsunkina ir skaudina, tarsi tamsi upė, išteka iš jūsų, susigeria į žemę ir nuteka jos gelmes, kur yra visiškai švariai, neutralizuojama ir transformuojama. Pajauskite, kaip į atsilaisvinusią vietą kiekvienas šios stebuklingos vietos augalas, mineralas ir gyvūnas jums siunčia milžiniškus srautus gyvos, pulsuojančios, harmoningos energijos. Išsimaudykite joje kaip po kriokliu ar kaip kristalinio švarumo šaltinyje ir pasipildykite savo prigimtinę jėgą kiekvieną savo kūno, visų savo kūnų ląstelę. Dabar apsižvalgykite aplinkui naujų žvilgsnių. Ar šioje vietoje gyvena kokiu nors mistinių būtybių? Kokios jos? Viena būtybė ten tikrai gyvena. Tai jūsų vidinė deivė. Pasikvieskite ją priarti arčiau prie jūsų, kad galėtumėte su ją susipažinti. Kaip atrodo jūsų vidinė deivė? Ką ji vilki? Kokie jos plaukai,
veidas. Kiek jai metų? Ar ji šypsosi? O gal ji labai rimta? Paklauskite, koks jos vardas. Kokią žinutę jie jums turi šiandien? Gal nori perduoti kažką jam žodžiais, o gal tik žiūrėdama į akis. Galbūt turite kokių nors klausimų, kurie jūs neramina, sprendimų, kurių negalite priimti. Pasitarkite su savo širdies deive. Ji žino viską, ką jums reikia žinoti. Rankose deivė laiko veidrodį. Galbūt jis didelis, įrėmintas milžiniškais rėmais. O gal visai nedidukas, apvalus ar ovalo formos, kurį lengva paimti į ranką. Kad ir koks jis bebūtų, pažvelkite į tą veidrodį iš arčiau. Ką jame matote? Užfiksuokite tai. Prieš atsisveikindami, padėkokime savo deivei už visas dovanas, žinutes ir už tai, kad ji yra. Tuomet dar kartą gerai apžvelkite šią nuostabią vietą gamtoje. Pasimėgaukite šiuo vaizdu, kiekvieną detalę, tuo jausmu, kuris apima tik būnant čia. Ir prisiminkite, kad ši vieta visada yra jūsų širdyje. Kad galite grįžti į ją, kada tik panorėję, tiesiog pabūti, nusiraminti ar susitikti su savo širdies deive. Užduoti jai visus rūpimus klausimus ar tiesiog pasisemti energijos, ramybės, harmonijos ir vidinės darnos. Grįžkite mintimis į savo širdį, jos vidinę erdvę. Tuomet pajauskite lengvai visą savo kūną, kaip jis neskubėdamas grįžta į sąmoningą būseną, pasipildęs jėgų, susibalansavęs ir darniai veikiantis. Padėkokite mintise už tai ir pasakykite savo. Lai teigiamos, šios meditacijos vibracijos pasklinda po visus mano kūnus ir toli aplinkui juos, bei atneša naudą visoms gyvoms būtybėms. Te vyksta. Ačiū. Atsimerkite ir sugrįžkite, kai būsite pasiruošę.